vakarai, rudenėjant vėsus, o rytais tokios šaltos, rasos. Ko vis ieškai, žmogau, ir paukštis? Ko vis laukiai ant ilgo kelio? Negali be dangaus gyventi. Negali gyventi ir be žemės. You have me mesmerized, you and me, so pretty. Just when I start to like it, you just get up and leave in the breeze. Why'd you leave? Pick up a dandelion, you have me mesmerized, you and me, so pretty. Just when I start to like it, you just get up and leave in the breeze. Why'd you leave? Pick up a dandelion, you have me mesmerized, so pretty. Just when I start to like it, you just get up and leave in the breeze. Why'd you leave? Today, tomorrow, temporary. Why does this gotta be temporary? Day you left, it felt like death. All I needed. Pick up a dandelion, you have me mesmerized, you and me, so pretty. Just when I start to like it, you just get up and leave in the breeze. Why'd you leave? Pick up a dandelion. You have me mesmerized, you and me. Šiandien šalta ir vėjuota. Nežinau, mes skirsim. Aš vis tik norėčiau nuskristi iki valčių, mačiau žvejai tinklus meta. Ne, tu pažiūrėk, kiek jų čia susirinko. Tu įsivaizduoji, jie tau pas mus ateis. Tau atrodo, pasižiūrėk, tau mūsų maža. Visai jaunu. Keista, jie stebi mus, mes stebim jos. Ei, paukščiai, kodėl jūsų kojas vienodai sulankstytos? Kodėl jie tyli? Dar maža. Palauk, aš paklausiu. Ei, paukščiai, ar audrų nebijate? Ar mokate skristi? Kur tu čia karksi? Kur tu čia karksi? Amžinai neįtinka. Sėdi, tegu sėdi. Kur tu čia karksi? Juk matai, kad sėdi, tai tegul ir sėdi. Na tai, priskrėsi mūsų įlanką, pritrupint čia visko. Kas valys? Jūs snapai ilgesni. Kojos ilgos. Nesupratau. Ar tai čia taip tavo laikais gal buvo? Koks skirtums, kaip mano laikais buvo? Nieks tau gyvenime. Nesupratau. Nieks tau gyvenime neįtinka. Pritrasta čia visur kam duot kažką. Shut
paukščių nereikia kelti į dangų. Jiems neduoti sparnai. Nu, tai ten žmonės. Jie vaikšto, kalba ir vėl vaikšto ir vėl kalba. Jie tikrai keisti. Jie net ir tamsoje vaikšto. O kodėl tu nori skristi kitaip, skristi geriau? Ar tu kitoks? Ne, nebandyk, stok. O durnius, jis sprandą nusisuks. Pėsčiųjų paukščių nereikia kelti dangų. Jiems neduoti sparnai. Žuvėdros niekada neskraido tamsoje. O žmonės? Ne, nu, jie tai aišku, kad neskraido, jie laksto, nu ir kas baisiausia, šiuo metų laiku lyg paklaikę. Nu, kai tu šneki, tai tik pašnik. Pati nusišneki. Ale, No. jie tik dabar ten taip laksto, o to ir šaudyt pradės. Kelia jie ten matį dangų įvairias spalvis burbulus. Sako gražu, sako vienarkai. Nu, jiems aišku, kad gražu, jiems gražu. O mums, nugi visa žuvis išbaido į tos prietrankos. Arba niekad nepagausi, arba koralas įsėti. Nu ir nepagausi. Geriau klausyk, atlėkia, dingsta Kas miščia. tau kur atlėkia, pati to Einam atlėkia? iš čia sakau. Kur man eiti, aš nebesau. Ratais tiek minčių, milijonai svajų neįveiktų ir pasiklysti lengva, kai tiek kliūčių keliai sutinkam nelauktai. Bet širdis plaka garsiai, kai aš tikiu, kad svajonę išpildysim mes kartu. Susikirpę delnais, mintimis tvirtai ir pakirsim. Mes galim skristi, žemės nejaučiu, debesim bėgioju. Kai mes šokame kartu, dangui pavydu, spinduliai mus ploja. Kai mes šokame kartu, kylam į orą, į orą, į orą. Kai mes šokame kartu, kylam į orą, į orą, į orą. Kai mes šokame kartu, nepamesk savo spalvų, ryškiai dangų mėgink kalnų žiežirbų. Ir visos žvaigždės kartu žymės, jei pasiklysiu šokant kelią tau nuties. Susikirpę delnais, mintimis tvirtai ir pakilsim, mes galim skristi, žemės nejaučiu, debesim bėgioju. Kai mes šokame kartu, dangui pavydu, spinduliai mus ploja. Kai mes šokame kartu, kylam į orą, į orą, į orą. Kai mes šokame kartu, kylam į orą, į orą, į orą. Kai mes šokame kartu. Debesim bėgioju, kai mes šokame kartu, dangui pavydu, spinduliai mus ploja. Kai mes šokame kartu, kylam į orą, į orą, į orą. Kai mes šokame kartu, kylam į orą, į orą, į orą. Kai mes šokame kartu, kylam į orą, į orą, į orą. Kai mes šokame kartu. Labas. Ne, Nu labas. ne, Nu labutis. ne, Labas. ne. Paklausyk, aš žmoniųgi nebėra. Nu, tu žlipsėsi visai jau. Matai, kad nieko nėra. Be akinių biškį nematau. Aklas. Ei, o kodėl jų bėt? A ne, va taip susilankstė, tu ir nieko.
Duobė. Geriau klausykit, einam iš čia. Nu einam žuvies gal. Žuvies! Nu žuvies, sakiau. Žuvies! Sueinam žuvies! Eikit iš čia. Ne šita trijulė, tai visus iš proto išvarys klausyk. Viena matrakta, kitas kažkoks be vietos, o mažoji amžinai nelesusi. Na ir kas, tau trukdo. Mano laikais tai viskas būdavo normaliai. Visos. Tavo laikais, o tai tu gal senasi? Ne, ką aš noriu pasakyti. Viskas būdavo normaliai. Visos būdavo normaliai. Paėdusios, tvarkingai apsirengusios, A kas ten? A ten mokyklinį žiūrėk. Užklimpa. Užklimpa. Bet gerai žinok, užklimpa reiškia duos sausainių. Tik valyt reikės. Aš žinai, kas valys? Na. Ką va tu valysi? Ai, tu šaipas, vaikos, dantis, rūnam, a tu negali kaip normali žuvies. Sveikinkit vieni kitus, kitai daryti šitaip lengva. Su saulės, su pavasariu, su bet kuo, kuris nustemba. Nuo vaiko namuose, nuo moterų kirpyklose, iki vyrų darbuose, iki presuotojų gamyklose. Pasveikinkit vieni kitus, kitai daryti šitaip lengva. Ir tavo rūpesčiai vieną dieną baigsis tavo gyvenimą. Dėmesio, kalba autobuso vairuotojas. Tuoj pat padėkite telefonus į šalį. Dabar tuoj pat pažvelkite į kaimyną šalia. Dabar pasukite galvas ir pažvelkite į šalia sėdintį žmogų. O dabar kiekvienas ištarkite šalia sėdinčiam. Labas rytas, kaimynė. Labas. Ir vėl tu vėluoji. Jau 20 minučių per tave aš čia šalu. Graži dienelė, ar ne? Graži dienelė. Žiūrėkite, privažiuojame bažnyčią. Ar matėte žiemą? Ji didelė, jos bokštai šauna į dangų. Jo. Žiūrėkite, atrodo, kad debesys šoka tarp bokštų. Geras kaip gražu. Jo. Geras. O ana va ten privažiuojame parką. Jo medžių šakose kvatoja vėjas, pranešdamas mums apie pavasarį, vasarą. Ei, žiūrėkite, pravažiuojame tvenkinį. Gimaudė vasarą. Keistas žmogus. Jis mane pralinksmino. Graži dienelė. Geras žmogus, su juo paprasčiausiai gera. Graži dienelė. Sakyčiau, plataus akiračio žmogus. Jis mano protą pripildo išminties. Graži dienelė. Turbūt daug knygų perskaitęs žmogus. Galėtų dirbti gidu. Graži dienelė. Na kuris jis? Kuris iš mūsų? Nekantrauju jį pamatyti, pasisveikinti, paspausti ranką. Graži dienelė, ar ne? Jei moki matyti širdimi, jei moki skristi mintimis, tai didelis lobis. Jei moki pats skristi, gali ir kitą pakelti. Ten, kur beribė, tartum gamta,
buvo skrydžio reikšmė mums lemta. Taip, o skrydis skrydžiui nelygus. Kiekvienas iš mūsų turime skristi į savo svajonę. Kiekvienas turime siekti, ko norime. Pasiekti tobulą greitį, tai siekti savo svajonę. Tai palauk. Tai reiškia, kad tobulas gyvenimas yra kiekvienam skirtingas, ne? Ir neverta vaikytis kitų standartų ir gyvenimų. Nu, bet žinok, man ir kitom žuvėdrom yra verta, yra verta paleisti. O tau, verta paleisti? Man visiškai. Pala. Ar tu bandai mums įaiškinti, kad reikia siekti kažko daugiau negu paleisti? Juk mes atėjome į šią žemę maitintis, nu taip? Sakote maitintis? O aš noriu skristi aukščiau už svajonę į karą. Noriu kilti aukštyn, noriu skristi žemyn. Noriu skristi žemyn. Kai vartausi iš vidaus, o iš išorės mažinu greitį, Dievas duos ir lietaus, duos ir lietvams į vandeniu eiti. Dievas davė plaustas, duos ir dilgėlės vasaros karštį. Dvi bėdas, dvi ligas, tris kur kelią ir vieną kur peršti. Dievas davė žolės, duos ir šiaudą, o gal ir skenuolį. Jei daugiau negalės, duos bent gylį, nors tolį ar plotį. Dievas duos ir atims, o paskui dar pridės ir atseikės. Duos ir skausmą. A tik kaimynė ir tu čia esi. Nu tik apsak, kuriais, kur neis, ten bus kaimynai, gimins, artimieji ir taip toliau. Ir kur tu čia veiksi? Gruosi. Gruok patylukais man, kad žuvėdrų daugiau išbaidytų mane žuvų. Tos žuvėdras man baig nervus išėjo. Patylukais gruok. Nu, pradedam. Nu, varyk jau, sakau. O.
taip čia kas klauso, o man nereik tik merstakim. Etik pasiekt. Ale ot vaizdelis visai. Ot veikėjas ten išvis sumanė skrist žemyn. Girdėjai šitą? O tai, ko tu kišies? Ko tu kišies? Gilesi savo ir les, kam tau tas skrydis? Nu kam? Palesiai, pamėgoji ir gerai. O tu iš vis čia dar veiki. Nu, valgau. Į neskraidai? Skraidau. Nematau. Va vakar buvau nuskridus į kaimą. Ir ten už kopų, ir žinote, ką pamačiau? Ten žmonės kitaip skraido. Ir savo narvuose puošia kažkokiais žibančiais daiktais. O kur čia skris, ką galėčiau pamatyti? Kas, ką žiba? Tenais. Kur tas tenais? Eina, skrenda. Ten. Nuskris? Rasi palesti būsi. Kokį žveją aš mačiau. Žvejas. O akordeono skambesys pagargiausias. Ką tokį? Žvejas. Kogi dar žveja? Žiemą. Žvejas. Ata! Ne, ar tu ne... Ata, čia tai šeputs? Ales davė. Na tau tik lesti ir terūpė, aš tau sakau, kad aš mačiau žveją. Tokiu laiku žveja, eik, tu kapdusi, aš tau iš to švento švabras. Tau sakiau, kad aš žveją mačiau. Tokiu laiku žveja, a to, kas tau apsvangus kažkur? Klausyk, tu žuvėdra. Tu gali būt kaip visos žuvėdros. Papalėsi. Pamiegoji. Pamiegoji. Žvėjus paėsi. Ir vėl pamiegoji. Vėl palėsi. Nu atsargiai paskaidė ir gana. O svarbiausia pamiegoji. Na kam tau reikia čia taip? Švysti į aukštį ir nelieka tavęs. Švyst pro šoną ir plunksnas paširsta. Tai būk tu normalus paukštis. Būk kaip visi ir bendruomenė priims. Ir artimiausi draugai nebesityčios. Durnius. Pats tu durnius. Ale tai būk tu kaip normalus paukštis. Žinai ką, gal tu bėgiot pradėk, va, sparnus nuleidai ir va, pagal pakrantę. Į kairę, į dešinę. Į kairę, į dešinę, į kairę, į dešinę. Nu galvos, kad pusglušis, bent niekas nepykus. Bet kaip jūs nesuprantate? Gyvenimas tai šis tas daugiau negu tik palesti, pamiegoti ir vėl palesti. Kiekvienas iš mūsų galime skristi į savo svajonę. Kiekvienas galime pasiekti, ko norime. Tik reikia norėti. Reikia daug dirbti. Reikia nemaloti savo ir kitam. Ne, aš tai nieko nesuprantu, ne? Jau kaip aš suprantu. Kad jūs žinotumėt, kaip aš suprantu. Ką reiškia atsidurti rato viduryje, kai senoji žuvėdra aiškina apie skrydžio prasmę. Jau tu, Džoni, nenorėjai. Oi, vakar mačiau senąją žuvėdrą. Oi, kokia pikta buvo. Oi. Gal žuvies negavo, o gal dietos laikosi, bet oi pikta buvo. Oi. Jau tu nenorėk. Teisingai. Ko tu čia žiūroji? Kam tau tas skrydis? Jei tu stosi į tą ratą, o tada tai jau bus. Būk tu protingesnis. Būk protingesnis. Nei tu sekli, nei tu gili, nei tu kalbi, nei tu tyli, nei tu skrendi, nei tu eini, nei tu tamsi, nei tu šviesi, tai kas esi, tai kam esi? Nei tu sekli, nei tu gili, nei tu kalbi, nei tu tyli, nei tu skrendi, nei tu eini, nei tu tamsi, nei tu šviesi, tai kas esi, tai kam esi?
skristi kitaip, tu neskrisi. Tu negali skristi kitaip. Tu pažiūrėk į žmonės. Jie gyvena ten už kopos. Jie niekada neskraido. Jie vaikšto žeme. Jie ieško savo naudos. Jie rūpinasi tik savo mažais būreliais. Berods šeimomis juos vadina. Jie neskraido. Jiems ir nereikia skraidyti. Bet dabar mes galime tapti protingomis būtybėmis, siekiančiomis tobulumo, išminties ir meistriškumo. Mes galime tapti laisvi. Mes galime išmokti skraidyti. Ir jie gali išmokti skraidyti. Tu elgiesi neapgalvotai. Paniekinai žuvėdrų šeimos tradicijas ir orumą. Tu neišgyvensi. Mes į žemę atėjome maitintis ir kuo ilgiau išsaugoti gyvybę. Bet dabar mums atsivėrė gyvenimo prasmė. Mes galime mokytis, atrasti. Mes galime būti laisvi. Ir kas, kad atstumtas. Ir kas, kad nesuprastas. Aš vis tiek skrisiu. Aš stengsiuos prisijaukinti vėją. Kai tamsi naktis ateina ir miegoti niekas neina, ir mane žibinta šviečianti ir šilta, šviečianti ir šilta, ir mane žibinta šviečianti ir šilta, šviečianti ir šilta. Toks žibintas išeitis, tai tikra nakties akis. Jis mums rodo kelią, kur šilta trobelė, kur šilta trobelė. Jis mums rodo kelią, kur šilta trobelė, kur šilta trobelė. Daug naktelės paslapčių, aš su juo išgirst galiu. Jis mane žibinta šviečianti ir šilta, šviečianti ir šilta. Ir mane žibinta šviečianti ir šilta, šviečianti ir šilta. Skristi kitaip, siekti savo svajonės, nesvarbu kaip, nesvarbu jei vienas, svarbu skristi. Paukščiams negali rūpėti vien tik ūkanota pakrantė ir lietus,
mes galime prisijaukinti vėją. Gyvenimą labiausiai trumpina nuobodulys, pyktis ir baimė. Kai visą to atsikratai, gyveni pilną šviesos gyvenimą. Gyvenimas turi būti pilnas naujų įspūdžių, naujų klausimų, naujų minčių. Tik tada tobulėsime. Mes negalime visą gyvenimą peštis dėl maisto. Ir tau, ir paukščiam užkopus. Reikia tikėti savimi, savo jėgomis ir tikėti, jog tu vis laik gali kilti aukštyn į saulę. Matai, kaip mano išbėjo iš būdo? Ką tu? Nemačiau. Kaip visada. Matai, kaip jisai skrenda greitai? Nemačiau. O, jau tu niek nematai. O matai, kur virbis yra? Aba prie nuo būrio. Kalėdom, palės. Virbi. Nu, virbi, ką tu ten darai įdomu? Aš su tavim šneku, ateik čia. Ai, aš čia, nu tai klausyk. Žmonėm lesalą nešioju, skrydžio balanso darbą ieškau. Aš tai prėlėsiu, tame čemodanė daug buvo, aš sotus. Kas ten per štulpas? Nu, radiją pravedė, paklausyk, nu. Labą dieną, kalba Lietuvos radijas. Mūsų žiniomis šiandieną į pajūrį atvyko ilsėtis Nelė Paltinienė ir Eugenijus Ivanauskas. Dar du dvikojai? Nu gerai, kad tik du, neduok dieburys bus. Svarbu, kad maisto užtektų. Maisto! A tau tik paėsi dar rūk, kaip visada, ne? Visą laik nedaėdus. Ei! Tu ateik į pasimatymą, kai skliaute išplėšana. Jog dviejų kelių nėra, dviejų kelių nėra, bendram kely, balta giedra. Tu pasimatymą, kai skliaute išplėšana. Jau seniai supratome, jog dviejų kelių nėra. Žaliom lankom, žalia gatve, Vakarai, rudenėjant,
vėsus. Jonathanai Meinardai žuvėdra. Mokytojau, o jų gyvenimas tai šis tas daugiau negu tik maistas, bet labai daug mylių reikia skristi, klysti, taisytis plunksnas, atstatyti sulaužtus sparnus, kad suprastum, jo gyvenimas tai šis tas daugiau negu tik maistas. Jei tu gyvensi ir nieko nematysi, nematysi naujo pasaulio, nematysi saulės virš debesų, tiesiog tu visada privalai pakilti naujam skrydžiui. Tu visada privalai pakilti. Nerimsti, žmogau, it paukštis, ko braidai vis po pievą, basas. Vakarai, rudenėjant, vėsus, rytais. Mokytojau, aš sukūriau pasaulį. Ten po žeme rūstus kalnai dunkso ir ežerai šauna į dangų. Ir bangomis paukščiai bėgioja. Ir žydrą žolę nešioja. Mokytojau, ar skrisiu aš? Pasiekti didžiausią skrydžio greitį reikia būti tobulam, o tobulėjimui, tobulumui ribų nėra. Žmogau, it paukštis, ko braidai vis po pievą, basas. Vakarai, rudenėjant, vėsus. Mokytojau, gėlėse paukščiai krauna lizdus, kai išnyra į orą ir pražioja snapus, ima kristi lietus. Vos ant žemės nutiška lašai, žvaigždėmis jie pavirsta. Atskrisiu aš. Kad galėtum pasiekti tobulumą, pirmiausia turi suvokti, ko esi pasiekęs. Turi išmokti vertinti save, savo darbus ir norą. Tu privalai sugrįžti į būrį. Tu tiesiog turi sugrįžti į būrį. Nesvarbu, kad jie išvijo tave. Tu turi išmokti atleisti ir išmokinti juos skraidyti. Tu privalai sugrįžti į būrį. Tu privalai sugrįžti į būrį. Tu privalai sugrįžti į būrį. Privalai. Tu privalai. Mėnuo žvaigždės klasė.
sutikote paukštį, renkantį žvaigždes? Ar sutikote žmogų, siekiantį žvaigždžių? Ar patys tapę žvaigždėmis, sukate lizdus medžių viršūnėse? Ar tu gali skristi? O ar tu gali tapti žvaigžde? Ar tu gali tapti žvaigžde? Ar tu gali tapti žvaigžde? Ar gali tapti žvaigžde? Ar tu gali tapti žvaigžde? Ar tu gali tapti žvaigžde? Veik, sakau, kad reiktų veikti, kitaip gal neveikti, juk aš radau šiukštynę. babai patiktų. Ko nerimsti žmogau it paukštis, ko braidaimis po žolę vasaros, vakarai rodinėjant viesos, o rytais tokios šaltos rasos. Ko vis ieškai, žmogau lyg paukštis, ko vis lauki ant ilgo kelio, negali gyventi be dangaus, negali gyventi ir be žemės. Bet jei ieškai, ieškok iki galo, tam sparnai tau, kaip paukščiai duoti. Ir jei klysi, tai klysk iki galo, kad klaidų daugiau nekartotum. Rasi daug ko, ir gero, ir blogo. Rasi viską, kai ką ir prarasi, bet ieškok savo kelio, paukštį, kelio, kuris tarp dangaus ir žemės. Mano gimtinė esi, mėlynas Nemuno vingi. Tau aš dėkingas esu už savo skausmą ir viltį. Baltijos jūra lengvai supa svajonių laivelį. Tarp žalių ežerų stovi malūnas prie kelio, mūsų dienos kaip šventė, kaip žydėjimas vyšnios, tad skubėkim gyventi, nes prabėgs nebegrįžta, skubėkime džiaugtis, vai prabėgs nebegrįž jos, mūsų dienos kaip šventė, kaip žydėjimas vyšnios. Čia aš gimiau ir jaučiau metų prasmingą lėkimą. Čia su visais dainavau, koks aš gražus ir laimingas. Skamba, oi skamba šilai, nuo mūsų laimės ir juoko. Jeigu kam liūdna labai, jūs būtinai atvažiuokite čia pas mus, nes mūsų dienos kaip šventė, kaip žydėjimas vyšnios, tad skubėkim
dienos kaip šventė, kai šilėjimas vyšino. Žmogau paukštė, mes žaidžiam žodžiais, žaidžiam pinigais ir priešais tariamais ir artimais draugais. Mes žaidžiam svojomis ir ištisais namais. Mes žaidžiame jausmais, savais ir svetimais. Žaislų tų pilna, galim laužyt, ne bėda. Bet žinot, įrasit seną plunksną, ją gražinkit, aš noriu skristi, gražinkit man ją. Žmogau paukštė, ei, žmogau paukštė, prisijaukinkite mano širdį ir aš amžiams liksiu tavo laike, aš liksiu tavyje. Žmogau paukštė, ei, žmogau, prisijaukink rankas, kad jos išdrįstų pakelti tave. Prisijaukink mintis, kurios beria žodžius į tavo tylų gyvenimą. Jį atgaivina, išaukština, iščiulba. Jie atgaivina, išaukština, iščiulba. Jie atgaivina, išaukština, iščiulba. Jie atgaivina, išaukština, iščiulba. Žmogau paukštė, klausyk, juk tas laukimas ir skrydis ir svaja danguje. Ieškok savo spyrišintų, tik tai danguje, tik vėjas svaja ir žemė palaimins, kur tu gyvenai. Ieškok meilė ženklų savyje ir skrydis, neėjimas tau danguje. Žmogau paukštė, visi mes galime skristi. Meinardai žuvėdra, žmonės paukščiai. Visi, mes visi turime teisę būti pačiais savimi, tik savimi ir niekas negali mums sutrukdyti. Kai oras pilnas skambančių gerumo langų, kai vidury nakties paklysti nebaisu, nes lydi angelo pėdos. Tai įsileiskime į širdį baltą šventę, tegul tamsiausias kerteles šviesa palies. Gerumo žarijas palikime rusenti, nutieskim tiltus nuo širdies iki širdies. Tai įsileiskime į širdį baltą šventę, tegul tamsiausias kerteles šviesa palies. Gerumo žarijas palikime rusenti, nutieskim tiltus nuo širdies iki širdies. Ir žemė skamba užgimimo varpai, kai supranti, kad pats geresnis tapai, žinok, artėja kalėdos. Tai įsileiskime į širdį baltą
tą puikų reginį ir be abejo tikiuosi, kad mes visi per šitą adventinį laikotarpį sutelktai, apgalvotai, apmąstytai pasiruošim didžiosiam šventėmis ir be abejo sutiksime šventas kalėdas su gera nuotaika, su šypsena, gražiam turbūt savam rate ir be abejo pasitiksime naujus metus su viltimi, su tikėjimu, kad apie mūsų ateitį be abejo palinkėsim visiems vieni kitiems sutarimo, bendrystės ir svarbiausiai taikos visur, visame pasaulyje. Tai ačiū už pakvietimą, ačiū už tą pabuvimą ir gražios kloties visai Švėkšnos seniūnijos bendruomeniai. Ir šiandien laukdami šventų kalėdų, Kristaus gimimo šventės, noriu palinkėti to gražaus kūčių vakaro, kad jūs tą vakarą taip pat skristumėt su savo angelais. O tie tikrieji angelai yra jūsų vaikai. Jūsų vyras, žmona, tėtis, mama, močiutė ar senelis. Net tie, kurie yra iškeliavę į amžinybę. Ir jie, ir su jais. Skriskime kartu į aukštybės ir laimins ir mūsų Dievas, ir mes laiminkime vienas kitą. Todėl tas nuostabus skrydis, kurį paruošėt jūs pirmiausiai tėveliai, tai ruošia mokykla, mokytojai. Nuoširdus ačiū jums. Kai žmonės pykstasi, pastebėjot, labai garsiai šaukia. Kai jie pyksta, jų širdis nutolsta viena nuo kitos. Kai žmonės kalbasi nuoširdžiai, jie kalbasi tyliai. Ir jų širdis artėja. Kai žmonės bendrauja su meile, jie šnibždasi, todėl kad jų širdis labai arti viena kitos. O kai žmonės myli vienas kitą, jie nekalba. Jie žiūri vienas į kitą ir supranta. Ir tada jų širdis plaka vienu ritmu. Kad tai pasauly būtų. Didieji politikai susikalbėtų su meile, nebūtų to skausmo šiandieninė visam pasaulyje. Nebūtų verkiančių vaikų, nebūtų tuščių namų. Ir tikrai, man atrodo, kad po šito pasirodymo privertė susimastyti ir namo visi parsinešim kažką. Labai tikiuosi, kad parsinešim visi tą gerą jausmą, kurį šiandien kūrė mokiniai ant scenos. Ir manau, kad uždegė tą gerumo žvakę mūsų širdise jaunimas. Ir grįžę mes dalinsimės juos su artimaisiais. Ir ne tik iki švenčių, bet ir per šventes, ir po švenčių, ir visus metus, ir gal tas gerumo ratas užsidegs, ir kaip seniūnas sakė, baigsis karai ir viskas bus gerai. O kad šitas renginys bus geras, tai čia buvo žvaigždėse parašyta. Ir labai smagu, kad yra tie paukščiai, kurie nebijo svajoti, kurie nebijo rodyti gerą pavyzdį ir kad taip ir būtų mūsų gyvenime, kad mažiau būtų baimių, kad gyvenimas nuo to netrumpėtų, kad daugiau būtų drąsos, šviesos ir šilumos. Ir labai džiaugiuosi, kad tiek metų vyksta, gyvuoja šitą akciją ir žinau, kaip jūs jaudinotės. Ir žinau, kaip dabar lengva čia sėdėti, nes jau viskas baigėsi ir viskas palengvėjo ir tada jau kai išeisit, pradėsit galvoti, o ką padariau blogai. Bet negalvokit, viskas buvo labai gerai, labai gražu ir labai ačiū už gražius žodžius, už pamąstymus, už mintis ir linkiu vadovautis tai žodžiais. Tegu šitų vaikų kalėdinė šviesa, tegu jų skrydis lydi jūs į gėrį, į gerumą, į naujus metus, į sėkmę, į tikėjimą žmogumi ir gyvenimą. Ir svarbiausia, į tikėjimą,
kad Švėkšnos Saulės gimnazija ir jūsų vaikai gali labai daug. Ačiū Jums.